Mes turim 45 minutės. Galim pradėti tada. Praeitą kartą mes kalbėjom apie tai, kaip suvokti Vedas. Ir kalbėjom apie kylantį ir leidžiantį kelią. Ir kad kylantis kelias arba aroha banta, jis labai sudėtingas, todėl kad reikalauja daug laiko, daug pastangų ir daug žinojimo, smegenų, fizinės ligos. Ir jis visada bus netobulas, todėl kad vis tiek jo būtybė turi trūkumus. Ir geriau priimti avaroha bantą arba leidžiantį kelią, todėl kad mes, tai reiškia tiesiogiai priimti dvasinį mokytoją, kuris yra tobulas asmenybė, dėka savo dvasinės praktikos, jis pasiekė tobulumą, apsivalė nuo tų keturių trūkumų pagrindinių. Ir tai reiškia priimti pas jį prieglapstį, klausinėti jį ir tarnauti nuolankiai, kad vykti pravinį patinaparį, Krišnanas įvajau, kad ikščianti peginam, jį nenastatų daršinam. Ir mes kalbėjom, kad praktiškai tai yra mistika, žinojimą, dvasinį žinojimą, dvasinį procesą mistika, bet tarnaudamas žinojimas viešpats sako, jeigu mes tarnaujame tokiam mokytojai, jis Bhagavad Gita kitam posme viešpats Krišnas sako, tišam satata yuktanam bhajatam priti purvakam, tas, kuris su meilė atsidavimu man tarnauja, aš duodu jam iš vidaus žinojimą. Ir todėl dvasiniai praktikoje jinai skiriasi nuo paprasto universitetinio tokio išsilavinimo, kur mes konspektuojam, studijuojam ir tokiu būdu gaunam, zubrinam, gaunam tokiu, viena žodžiu, kažkokią tą informaciją, gaunam žinojimą. Bet dvasiniam kelyje žmogus gali būti visiškai neįsilavinęs, jis gali tiesiog nuolankiai tarnauti dvasinį mokytojų ir viešpats jam duos viską, ką jam reikalinga. Aišku, jūs galite užduoti klausimą, ką mes čia veikiame aplamai. Bet kaip minimum mums reikalingas bazinis žinojimas, kad mus bet koks pasitaiko šarlatanas neapgautų. Ir todėl šiandien mūsų tema, labai svarbi tema, iš tikrųjų viso kurso tema, tikro dvasinio mokytojo savybės. Ir paskui pas mus dar bus sekantį savaitę, kaip pasirinkti dvasinį mokytoją pagal kokius požymius. Ir šiandien mes kalbėsim apie savybės ir reikia aiškiai žinoti tos savybės, todėl kad tai irgi vienas iš būdų, kaip pasirinkti dvasinį mokytoją. Šiais laikais labai populiaru priimti dvasinį mokytoją guru. Kas yra guru? Yra visokius guru, yra biznis guru, yra mados guru, yra visokie, iš tikrųjų labai populiaru. Bet mes turim žinoti, kas iš tikrųjų yra guru. Ypač šiais laikais, kada vakaruose labai pilna populiaru aplamai jogos, įvairius skirtingos jogos, labai populiaru turėti dvasinį mokytoją ar guru. Mes turim aiškiai žinoti, kas čia yra asmenybė, kurie tikrai duos mums žinojimą. Todėl, kad yra daugybė guru, kurie nekeičia, nepadeda žmogui keistis, nekeičia jo blogus įpročius, charakterį, bet jis eksploatuoja žmogų, gauna iš jo pinigus ir apgaudinėja žmogų. Bet praktiškai neduoda nieko tokio, kad žmogus realiai pasikeistų ir suprastų, kas yra gyvenimo tikslas. Todėl mūsų šiandien tema yra, kas yra tikras dvasinis mokytojas. Ir vėl, todėl kad mūsų žodžiai nebūtų tiesiog tušti, mes paimsim vieną posmą ir aptarsim vieną posmą. Nereikės su laiku, kada jūs daugiau skaitysit, studijuosit, šitas kosmas natūraliai ateis ir jūs natūraliai išmoksit. Viena žodžiu 11 giesmė Šrimad Bhagavatam, 3 skyrius 21 posme. Viešpats Krišna, jis Udavai kalba, kas yra tikras dvasinis mokytojas. 11 giesmė? 11, 3, 21 Šrimad Bhagavatam. Šrimad Bhagavatam. Jo, viešpats Krišna sako, tasmai guru prapadinta, džigyasu šrėja uttama, šabdai pareičia nišnam brahmanių pašamašaja.
Ir aš perskaitysiu vertimą ir paskui mes aptarsim savybės, kurios čia išvardinti. Todėl bet kas iš tikrųjų nori tikrą laimę, pasiekti tikrą laimę, turi ieškoti dvasinį mokytoją, o kada jis suranda, priimti pas jį prieglobstį. Kvalifikacija dvasinio mokytojo tokia. Jis suvokė Vedų šventraščius išvadas, labai kruopščiai išstudijavo jos šventraščiai ir sugeba įtikinti kitus tai, ką jis išmoko šventraščių, visus tiesus, kurie jis išmoko šventraščiuose. Tokius didžiusius sielos, kurie priėmė prieglobstį pas aukščiausią Dievą asmenį ir kurie paliko visus materialius prisirišimus, reikia laikyti tikro dvasinį mokytoją. Ir šitame posme yra, mes šiandien iš tikrųjų kalbėsim apie daug savybių dvasinį mokytoją, bet svarbiausia žinoti, vienas iš klausimų bus išvardinti pagrindinius savybės ir tokie pagalbinius savybės arba antraeilius savybės. Tai šitam posme išvardinta 2 pagrindinės savybės ir viena tokia, kuria eina paskui tos pagrindinės. Ir pirma savybė tai, kad dvasinis mokytojas Šabda Brahma Nishmata, jis suvokė Vedų išvadą, kitaip sakant, šventraščių išvadą, jis supranta šventraščių išvadas. Ir jis šventraščių išvadą, jis išstudijavo labai giliai šventraščius. Čia viskas dar prie pirmą savybę. Suvokė išvadą, išstudijavo ir jis sugeba įtikinti kitus, ką kalba šventraščiai, ta prasme, šventraščių išvadas, pateikti, įtikinti. Ir mes trupučiuk dabar pakalbėsim, ką tai reiškia. Išstudijavo. Šventraščiai kalba apie daugybę dalykų ir kada šiandien pas mus antra tema bus vedinė literatūra, kas į ją įeina, ir ten aplamai tiek daug temų, aplamai visas žinojimas, kuris egzistuoja, įeina į Vedų literatūrą, bet vis dėlto visa Vedų literatūra, jinai kalba tik apie vieną. Jinai kalba tik apie vieną, apie aukščiausią Dievą asmenį, tarnystę aukščiausią Dievą asmenį. Ir nesvarbu, vieni šventraščiai gali sakyti taip, kiti sako taip, bet realiai dvasinis mokytojas turi suprasti šitą išvadą visų Vedų šventraščių, kad viešpats yra asmenybė, kuriai mes turim tarnauti, jeigu mes norim būti laimingi. Ir be jokios abejonės jis labai giliai išstudijavo šventraščius. Ir pats žodis guru, kas žino, ką reiškia žodis guru? Sunkus. Apsunkintas žinojimu. Tas, kuris apsunkintas žinojimu. Vieną kartą Šrila Prabhupada sako, aš kaip karvė, kur jūs mane nuvesit, ten aš duosiu pieną. Ir dvasinis mokytojas, kur jūs galite bet kur pakviesti, jis visada pasidalins dvasiniu žinojimu. Tai jis kaip dvasinį karvį kamadėno. Mūsų karvės duoda, aš nežinau, 2 kart, 3 kartai, jeigu labai daug duoda pieno. Bet kamadėno, dvasiniai karviai, bet kada meldžiat, tada duoda pieną. Tai dvasinis mokytas, O ten dvasiniam pasaulyje? Dvasiniam pasaulyje yra rolinės ir planetose kamadėno. Jo, yra karvės, kurie duoda pieną. Tai o dvasinis mokytas, jis pasiruošęs visada duoti žinojimą. Ir todėl jis yra sunkus, apsunkintas. Ir jis sugeba įtikinti kitus. Ir ką tai reiškia? Todėl, kad jis išstudijavo šventraščius išvados, o visus Vedų šventraščiai sako, kad aukščiausias Dievo asmuo yra viešpats, mes visi tarnai, Ikala Išvara Krišna yra savo bricija, visi tarnai viešpatis. Jis niekada nekalba tai, ko nėra vedinė literatūra. Kitaip sakant, jis savo sampratavimus, savo spekulacijos niekada nepateikė. Todėl, kada jis kalba, jo kalbo, jo reiškia pristatymė niekada nebūna klaidų, todėl kad šventraščiai yra apaurušėję, jie nesukurti žmogų. Ta prasme, jis niekada savo išvadus nepateikė, viską pakalbama tik šventraščiais. Kartais žmonėms nepatinka, ypač šiais laikais žmonės turi tokį nuomonę savybę, kad kiekvienas turi turėti savo nuomonę.
Bet jeigu žmogus turi tos 4 trūkumus, apie kuriuos mes kalbėjom, ką reiškia mūsų nuomonė, kokia vertė ta mūsų nuomonė yra. Ir kartais irgi žmonės prikaištavo Šrilai Prabhupadai, kodėl jūs visada kalbat tai, ką sako viešpats Krišna, sako, kodėl jūs nieko iš savęs nedavė. Prabhupada sako, tame ir yra mano kvalifikacija, kad aš nieko neišgalvoju. Aš tiesiog perduodu tai, ką duoda šventraščiais. Kitaip sakant, jis masto šventraščių kategorijų. Jis visada galvoja filosofinį pasimatymas ir jis visada šventraščių kategorijom. Todėl žmonės irgi kartais sako, kodėl jūs turite atsakymus į visus klausimus. O ko čia bloga turėti? Todėl, kad čia ne mūsų atsakymai, tai yra šventraščių atsakymai. Ir tai yra mąstyti šventraščių kategorijų. Ir jis niekada negalvoja, kad jis yra tobulas ir pastoviai studijuoja. Jis toliau studijuoja, pastoviai skaito, todėl, kad vėdų literatūra tokį didybį šventraščiai kaip vandenynas. Ir niekada negalima išstudijuoti viską. Todėl jis pastoviai gilina savo žinojimą, pastoviai. Jis pastoviai pats progresuoja, nors jis yra guru, jis mokina kitus, jis pastoviai pats tobulėja dvasiškai. Ir taip pat tai reiškia pirmą savybę, kad reiškia, jis gali atsakyti į bet kokį klausimą. Todėl, kad jis puikiai išmano šventraštį, jis puikiai išmano logiką šventraštį, jis gali atsakyti į bet kokį klausimą žmogaus, kurį užduoda. Iš tikrųjų, praktika parodo, kad visi žmonės uždavinėja tie patys klausimai to žmonės, tie patys pastovus, kaip būti laiminga, visi tie patys klausimai, absoliučiai, niekas nesugalvoja naujų klausimų, niekas, visi tie patys klausimai. Ir taip pat reiškia, kad jis studijavo, todėl, kad jis išstudijavo šventraščių, jis žino šventraščių išvadas ir sugeba įtikinti kitus, jis mokina kitus savo pavyzdžių. Todėl, kad kaip jis gali įtikinti kitus? Ne tik žodžiais, todėl, kad mūsų veiksmai kalba garsiau negu mūsų žodžiai. Jis elgiasi tobulai, kitaip sakant, jis mokina savo pavyzdžių. Ir todėl dažnai jūs galite sutikti su tokiu žodžiu, kuris skamba taip ačarija. Ačarija. Ačarija reiškia tas, kuris moko savo pavyzdžių. Bet koks mokytojas, mokyklos mokytojas, bet koks politikas, bet koks atsakingas žmogus arba tėvas arba motina, jis turi būti ačarija, turėti mokinti savo pavyzdžių. Aš prisimenu mokykloje, mūsų mokytojai mokina, nerūkykit per pertrauką, bet patys rūkydavo. Ir mes galvojom, kaip jie gali mokinti. Todėl, kad kiekvienas, kas reiškia, turi jaunesniųjų, kas mokina kažką tai, už kažką tai atsakingas, jis turi būtinai būti ačarija mokinti savo pavyzdžių. Šrila Prabhupada pasako šitą istoriją, kurią jūs irgi ne vieną kartą girdėjote, apie moteriškį, pas kurią sūnus sirgo diabetu, bet jis mėgo saldumynus ir jinai atėjo pas šventą asmenybę ir sako, iš tikrųjų aš girdėjau, čia yra istorija apie Mahatma Gandhi, bet kitur sako tiesiog apie šventą asmenybę, prie šventą asmenybę ir sako, pasakykit, kad jis nevalgytų saldumynų. Ir jis sako, ateikit po savaitės. Ir po savaitės atėjo, moteriškiai, jis grįžtai pasako, nevalgyk saldumynus. Ir berniukas iš karto nustojo valgyti. Tai moteriškiai sako, kodėl prieš savaitę negalėjai? Pasakyti, jis sako, todėl, kad prieš savaitę aš pats labai valgiau saldumynus. Ir man reikėjo savaitę atsisakyti, kad aš galėčiau jėgą savo žodžius atidėti, kad aš galėčiau pasakyti, kad nevalgyk. Kitaip mūsų žodžiai yra labai tušti jau. Kaip politikai sako, nevokit, jokios korupcijos, bet realiai, jeigu žmogus taip kalba, bet elgesi kitaip, niekas nepriims jo žodžius. Tai va, ir taip pat tai reiškia, kad jis labai draugiškas, todėl, kad jeigu mes negerbėm kitus žmonės, mes niekada negalėsim jos įtikinti. Mes turim labai gerbti kiekvieną gyvą būtybę. Kiekvieną žmogų, nesvarbu, kokius požiūris pas tą žmogų, ar jis ateistas, ar jis materialistas, ar jis mokslininkas, ar jis paprastas kaimietis,
mes turim gerbti kiekvieną žmogų, kada jis mato, kad mes jį realiai gerbėm, nesvarbu, kokį padėtį jis užima, jis klausys žmogų. Todėl taip pat reiškia, kad jis labai draugiškas. Tai viskas apie tą pirmą savybę, kad jis giliai studijavo šventraščius, jis suprato jų išvados ir jis gali įtikinti kiekvieną. Tai yra pirma mokytojo savybė, kuria yra pagrindinė, viena iš pagrindinių savybių. Antra savybė dvasinį mokytoją, pagal kurią mes galim nuspręsti, kad tai yra tikras dvasinis mokytojas, para brahma ništa. Jis turi be galo stiprų tikėjimą į aukščiausią Dievo asmenį. Kitaip sakant, jis priėmė prieglobstį pas aukščiausią Dievo asmenį. Jis priėmė prieglobstį pas aukščiausią Dievo asmenį ir įsitvirtino dvasiniam lygmenyje. Ir ką tai reiškia? Jis turi pagal didelį tikėjimą. Ta prasme, jis priėmė visišką prieglobstį, 100% prieglobstį pas viešpatį. Kitaip sakant, savo egoistiniam motyvam jis nepalieka nei 0,5%, nei 0,01%. 100% pasitikėjimas viešpačiui. Jis visiškai priėmė prieglobstį viešpačiui. Ir todėl, kad jis įsitvirtina dvasiniam lygmenyje. Kitaip sakant, jo įtaka, materialios gamtos įtaka, visokius aistros jį tiesiog neįtakoja. Jis gali būti tarp materialistų, jis gali būti ta prasme, visiškai nedvasiškoje atmosferai, bet tai visiškai neįtakos tą asmenybę. Jis vis tiek išlieka dvasiniam lygmenyje. Ir ką tai reiškia? Kada žmogus visiškai priėmė prieglobstį pas viešpatį, jis niekada nesako, kad aš esu Dievas. Aš esu Dievas. Yra labai daug gūrų, labai papliti filosofija, kad mes visi esame dievai. Teisingai? Gera filosofija. Neteko girdėti, kad daug kas sakyčiau. Oi, labai daug. Ir ypač šiais laikais, kad netgi materialistinė, praktiškai nors mes tiesiogiai galim neskelbti tai, bet materialistinį gyvenimas būdas arba hedonistinį, kad aš gyvenu dėl jūslinių tik pasitenkinimo, aš neteikiu, kad tai yra likimas, kad tai yra karma, kad bus kažkokia tai atoveiksmis už mano veiksmus, tai reiškia, kad man viskas pats, aš galiu daryti, ką noriu, vis tiek nėra aukščiausios jėgos, nėra sekanti gyvenimo, tai taip sakot, aš esu Dievas. Čia yra, galim mes tiesiogiai nesakyti, kad aš esu Dievas, bet mes elgiamės taip, kad aš esu Dievas. Šitą, o Indijoje labai, ypač labai populiari šita filosofija. Ir yra daug gūrų, kurie atvažiuoja irgi į vakarus, labai populiarūs iki šiol, kad aš esu Dievas, aš esu... Net neimam indišką kultūrą, paimam, pavyzdžiui, krikščionišką kultūrą. Prieš 10 metų Kanadai kažkur tai buvo Jėzų Kristų suvažiavimas. Apie 200 iš viso pasaulio 200 Jėzų Kristų suvažiavimų. Ne, čia rimta, jūs galite juoktis, galite nejuoktis. Pas jūs ten toli čia šauliuosi yra gyvenantis Jėzus Kristus, kuris parašė savo Bibliją ir pas ją parašyta Jėzus Kristus. Vardą pasirinkti. Gal vardas? Taip, ir plaukai, ir viskas jis panašus labai. Ne, čia gali skambėti juokinga, bet čia yra problema, todėl kad po tokie žmonės tiesiog realiai apgaudinėja kitus. O kaip nenukryžiuoji? Gal lauki savo kryžiamį. Galit patikrinti, ar po 3 dienų nesikels. Bet esmė tame pilna tokių apgavikų yra. Pilna apgavikų tokių. Kiekvienoje šalyje yra žmonių, kurie paskelbė save mesiją, sako, kad viskas pasaulio galas ateina, žmonės išeina, viską palieka, parduoda namus, viskas ir paskui pasaulio galą neateina ir problemas. Tai va, jis niekada nesako, kad aš esu Dievas. Paskui jis visada, taip pat reiškia, kad jis visada kalba tik apie viešpatį ir nieką kitą. Netgi, jūs pasižiūrėkit Šilą Prabhupadą, pavyzdžiui, paskaitykit biografiją, atrodytų, Prabhupada kalbėjo apie visos temas.
bet visada jis suvesdavo visą tai į Dievą. Absoliučiai viską. Bet kokį temą jis galėjo su sportininkais, lenktynininkais, su politikais, su policininkais kalbėti. Jis visada suvesdavo viską į Dievą, bet reikia jam tarnauti. Tai aišku, bet kokią temą gali kalbėti, bet visada prives prie pagrindinio. Ir taip pat priimti prieglobstį pas viešpatį reiškia, kad jis pastovi šlovina viešpatį. Tai nėra kažkokia tai, yra daug žmonių, kurie sako, aš tikiu Dievui, bet ką tu darai praktiškai, tai turi matytis ne tik tikėjimas ir meilė, nėra tik žodžiai, čia yra veiksmas. Jis pastovi šlovina viešpatį, jis pastovi kartoja šventą viešpatės vardą. Ir skelbia jo šlovę. Ir jis pastovi pasinėręs į atsidavimą tarnystėje. Jeigu jis nekartoja šventą viešpatės vardą, jis kažką tai daro dėl Dievo. Pastovi, kad skleisti jo šlovę. Tai reiškia, kad jis priėmė prieglobstį pas viešpatį įsitvirtina dvasinį lygmenį. Tai irgi pagrindinė savybė dvasinį mokytoją. Irgi pagrindinė dvasinį mokytoją savybė. Sekanti savybė, kurią ateina tik tada, kada žmogus turi tos dvi pagrindinės savybės. Jeigu jis neturi tos dvi pagrindinės savybės, jis negalės turėti šitą antraeilį tokią savybę. Ir šitam posmė skamba, kad upaša amašraja. Jis visiškai abejingas materialaus pasaulio pagundoms. Visiškai abejingas materialaus pasaulio pagundoms. Ir šiuolaikiniai, taip vadinami misijos arba dievai, kurie skelbia save, praktiškai kiekvienas, kurie apsimetėliai, praktiškai kiekvienas paskendęs seksualiniai skandalai arba dar kažkokie tai skandalai pastovi, prievartus, pinigai, dar kažką tai. Savybė, jeigu žmogus turi tos pagrindinės dvi savybės, antraeilinė ateina savaitės, visiškai abejingas materialios pasaulio pagundom. Absoliučiai. Ir perskaityk posmą, pamokymo nektaras, mažytė knygutė, pamokymo nektaras, pirmas posmas, kuris aprašo dvasinį mokytojo savybės vačio vėgam, manasa krada vėgam, džihva vėgam, udarapasta vėgam, ir ten vėgam jau višakėta diram, tasjam, apimam, kaip kivim, jašišiat. Ir ten kalba, vačio vėgam, jis kontroliuoja savo vačią, vačią reiškia kalbą. Jis niekada neįžeidinės, jis niekada nekritikuos, jis niekada, ta prasme, jis kalba tik prasmingus žodžius. Jis tai kontroliuoja savo liežuvį. Šrila Prabhupada sako, šiam pasaulyje visi nori įsikalbėti. Žmonės rašo knygus tam, kad įsikalbėti. Žmonės stato filmus tam, kad įsikalbėti. Vieną žodžiu, visi nori įsikalbėti. Paukščiai irgi kalba. Visi, kiekvienas nori įsikalbėti. Mes susitinkam ir kalbam irgi. Tiesiog taip savo. Visi nori kalbėti. Pas mus yra toks poreikis. Todėl dvasinis mokytojas kontroliuoja savo vačią, savo kalbą. Manasa bėgam. Manasa reiškia kontroliuoja savo protą. Tai sunku irgi daryti, bet Krišna Bhagavad Gitoje Arjunai sako, kad Arjuna sako, kad lengviau vėją kontroliuoti negu protą kontroliuoti. Teisingai. Aš nežinau, kažkur mokslininkai paskaičiavo, per dieną pas mus protį prabėga 30 ar 2 ar 6 tūkstančiai įvairių minčių ir norų. Vienu žodžiu. Ir dvasinis mokytojas kontroliuoja savo protą, jis pastoviai, jeigu jis pabėga, jis grąžina ir pastoviai susitelkia į viešpatį. Tai va, kalba, kontroliuoja kalbą, protą, bačio vėgam, manasa, krodha. Krodha reiškia pyktį. Jis kontroliuoja savo pyktį. Paskui krodą vėgam, džihva vėgam, jis kontroliuoja liežuvį, todėl kad liežuvis turi du poreikius, tai yra kalbėti ir antras poreikis – valgyti. Tai liežuvis. Ir
Kiek mes jūs jau turim? 5. Ne, aš ne apie tai kalbu. Kiek aplamai turim vystyklų? Akis, ausis, nosį, liežuvį, lytėjimas. Ir iš visų jų liežuvis svarbiausias skonio receptoriai. Todėl, kad jeigu mes kontroliuojam vieną šitą jausmą, mes kontroliuojam automatiškai visus kitus. Ir vienas mokytojas sulygina liežuvę, yra didžiuliai laivai, pasaulis statas didžiuliai laivus, ir liežuvis kaip mažas vaikas. Kur jis pasisuks, didelį makiną visą pasisuka. Iš karto ten mūsų gyvenimas nusikreipėsi. Jeigu mes kontroliuojam savo kalbą, savo, reiškia, skonis visokius, valgom ne per daug, ne per mažai, kaip Krišna Bhagavad-gitoje sako, tiek, kiek reikia, mes galim absoliučiai viską kontroliuoti. Tai visas didelis laivas, visas mūsų kūnas. O liežuvis jis mažas vairas. Kur jis pasuka ir viskas. Ne, liežuvis. Todėl, kad jeigu nekontroliuojam liežuvį, automatiškai nekontroliuojam nei protą, nei genitalijos, nei skrandį, nieko nekontroliuojam. Kaip šventrašty parašyta, jeigu sukontroliuosi liežuvį, viską sukontroliuosi, o jei liežuvį nesukontroliuosi, viskas išrikiuotas. Teisingai. Manasa krodavė, kad džihva vėga udara, upasti. Udara tai reiškia skrandis arba pilvas. Udara reiškia skrandis arba pilvas. Skrandis. Udara, upasti. Todėl, kad skrandis irgi visada pas jį yra savo poreikis. Jis nori jaustis sotumą. Liežuvis jaučia. Ir atrodytų viską. Reikia sustoti, bet akis, kaip sakoma, akis. Ta prasme, atrodo, daugiau nori negu reikia. Tai skrandis ir paskui genitalijos. Lytinių organų. Ir va šitie trys, liežuvis, skrandis ir genitalijos vieno linijoje pa žmogų randasi. Ir viskas priklauso, čia liežuvis, genitalijos, viskas priklauso nuo liežuvio. Jeigu kontroliuojam šitą, kontroliuojam visą šitą. Liežuvis, skrandis ir genitalijos viena linija. Taip, taip. Ir mokytojas ir šitas posmas, pamokymų netaras, pirmas posmas, sako, jeigu žmogus kontroliuoja visus šitos poreikis, jis turi teisę turėti mokinius po visą pasaulį. Kur nori, bet ką gali inicijuoti, kiek nori, jeigu jis kontroliuoja šitą. Todėl sakoma, jeigu žmogus laiko savo visus 5 juslės savo kumštį, jis visą pasaulį laiko savo kumštį. Bet todėl, kad žmonės šiais laikais nemoka valdyti savo juslės, praktiškai jie save net kontroliuoti nemoka. Todėl sakoma, jeigu nori pakeisti pasaulį, pradėk nuo savęs. Čia yra antraeilė savybė, bet jinai labai, labai svarbi ir jinai ateina po to, kad mes turim tas pirmas dvi savybės. Kada išmanom puikiai šventraštį ir priimim prieglobstį pas aukščiausią Dievą asmenį. Ir nežiūrint, kad tai yra 3 pagrindinės, kurios mes turim žinoti, 4 yra labai svarbi savybė. Jeigu žmogus, dvasinis mokytojas, neturi tos, neatitinka tai kategorijai, 4 kategorija, jis negali būti tikras dvasinis mokytojas. 4 reiškia, jis priklauso mokinių sekai, mokytojų sekai, paramparai. Priklauso paramparai, mokinių sekai. Čia yra 4, jis priklauso paramparai. Paramparai, mokinių sekai. Parampara, mes turbūt tada kalbėsim apie istoriją, visą vaišnavizmą, istoriją, kaip atsirado šitą Gaudiya vaišnavizmas aplamai. Mes kalbėsim smulkiau apie paramparą, čia tiesiog reikia žinoti. Ir labai svarbu priklausyti, todėl kad viena iš tokių savybių dvasinių mokytojų, kad tapti dvasiniu mokytoju, jis pats turi būti tobulų mokiniu.
Kitaip sakant, jis pats turi nuolankiai tarnauti savo mokytojui. Ir kada mes gaunam šventinimą arba mantros mokytojų mokinių seka įsikoja, mes į tą mantrą dvasinis mokytojas įdeda visą savo dvasinį jėgą. Todėl mes negalim tiesiog perskaityti šventraščius ir kažkokį tai mantrą pačiam išmokti, jinai neturės tokį poveikį. Yra 4 paramparos pagrindinis, mes apie juos irgi kalbėsim, tik kurie perdada vedinį žinojimą autoritetingai. 4 mokyklos. Mes apie juos irgi vėl kalbėsim, dabar tai kol kas nėra taip aktualu. Mokytojų mokinių seka. Jo, tai reiškia, kad nuo mokytojo perduoda žinojimas mokiniui, tas, jeigu tobulai gyvena pats su laiku tampa mokytojo, savo mokiniam perduoda. Šitas principas labai svarbus, todėl, kad jeigu, pavyzdžiui, žinojimą davė Jėzus Kristus, pavyzdžiui, davė, bet paskui, jeigu pasikėjai neatitinka tai kriterijai, švaros standartų, neturi tam tikrų savybių, tas žinojimas iškreipiamas. Šila Prabhupada davė labai paprastą pavyzdį, kad paaiškinti paramparą sistemą. Sako, medis. Medis, ant medžio vaisiai, prinokus vaisiai. Ir paramparė, tai reiškia, galima numesti vaisiai ant žemės ir kas jo bus? Visų bus. Bet jeigu ant vienos šakos sėdi žmogus, ant kitos, ant trečios, ir vienas perduoda šitam, tada iki mūsų daeina visiškai nesudaužytas žinojimas. Ta prasme. Labai paprastas, bet labai praktinis pavyzdys. Bet jeigu mes metam, pavyzdžiui, 5000 metų atgal Bhagavad Gita ir neaišku, kas buvo, kaip pakeista buvo, kiek žmonių bandė pakeisti, bet yra, jeigu mokytas savo tobulą mokiniui, tas savo mokiniam ir taip be iškreipimo ateina žinojimas iki mūsų. Ir dabar mes, ar yra klausimai? Šią klausimą? Toliau mes ją pradėsime. Mes jūs sakėte 5 vadinamikatos, jūs mes įvardinom 6. 6, bet mes kalbėjome apie 5 aplamai, 5 jūslės turi, bet čia 6 kūno poreikius, tokius, kurios ne poreikis, o užgaidos tokio, kurio mes norim kalbėti, mūsų protas pastovi neramus, mes nekontroliuojam savo pyktį. Čia yra svarbiausia, kurio mes turim kontroliuoti, kad būtų kvalifikuoti dvasiniai mokytojai. Ir šventraščiuose iš tikrųjų aprašoma šimtais kitų dvasinių mokytojų savybių. Mes tiesiog kai kurius paskaitysim ir apie kai kurios pakalbėsim. Bet šitos 4, kurios mes išvardinam, reikia prisiminti, tai bus vienas iš klausimų. Šiandien šios temos klausimas, namų darbas bus išvardinti pagrindinius ir pagalbinis arba antraeilinius dvasinių mokytojų savybės. Ir reikia išvardinti tos, apie kurios kalbėjom. Visas kitas irgi reikia žinoti, bet jie gali priklausyti arba pagrindiniai kategorijai, arba pagalbiniai kategorijai, bet jau jūs patys galėsite nuspręsti, bet aš tiesiog kai kurios savybės dar iš šventraščių. Iš pagalbinių, tai čia visiškai abejinga šio pasaulio tautoms ir antras paramparai, ne? Paramparai tai yra 4, jo, kad čia yra būtinybė, būtina savybė, netgi ne savybė, čia yra kaip yra. 2 pagrindinės ir 2 tos šalutinės. Negalima pasakyti, kad ta prasme, jeigu jis priklauso paramparai, tai yra šalutinės, tai yra tiesiog būtina tokia, čia net ne savybė, čia yra būtina tokia kvalifikacija dvasinį mokytoją, kad jis priklauso. O tada kokia savybė antra? Antra, mes kalbėjom, kad jis visiškai atsidavęs viešpačiui ir įsitvirtina dvasinį lygmenį. Čia antra buvo savybė. O pirmą išstudijavęs Jėzus šventraščiai puikiai išmano jų išvadą, jie gali įtikinti kitus. Čia pirmą savybė dvasinė.
Tos pagrindinės, jūs dabar kalbėjote apie šalutinį. O šalutinį jis gali puikiai kontroliuoti, jis visiškai abejingas materialios gamtos pagundom. Jo pagundom. Tai čia 3 ir 4 priklauso dvasiniam mokytojui sekė. Gurus. Parampara. Taip, parampara. Taip, dar keletų savybių dvasinių mokytojų šventraščių. Jis paprastas. Paprastas reiškia, kad jis ne diplomatas. Ta prasme, jis nebūna toks dviveidis. Kalba vieną, kad patikti arba pasiekti kažkokį tai rezultatą. Jis tiesus yra. Paprastas reiškia, jis tiesus. Paprastas reiškia, jis gali pasakyti savo priešui viską, ką jis mano, be jokių diplomatijos. Reiškia. Ir paprastas, ta prasme, jis labai nuoširdus, ką jis galvoja, tai jis sako. Ką jis daro, ką jis sako, tai jis galvoja. Paprastai žmonės galvoja vieną, sako kitą, daro 3. Tai yra diplomatas arba veidmainis. Dvasinis mokytojas, jo žodžiai, veiksmai ir mintis, jie tapatus. Tai reiškia paprastumas. Dvasinis mokytojas ryžtingas. Jis ryžtingas, ką liečia dvasinį gyvenimą ir abejingas materialiam gyvenimui. Mes kalbėjome, jis turi išskirtinį atsidavimą viešpačiui, bet mes jau apie tai kalbėjome trupučiu. Paskui, jis niekada neįeis į kompromisus, nesutiks su kompromisais, ką liečia absoliučios tiesos. Pavyzdžiui, žmonės šiais laikais yra daug laimės receptų. Ir žmonės sako, ekonomiką reikia pakelti, reikia tą padaryti, tą. Mokytojas niekada su to nesutiks. Kol mes savo gyvenimą nesusijam su viešpačiu, mes niekada nebūsim laimingi, jis niekada neįeis į kompromisus su apgaulingais kažkokiais teorijomis ir mokymais. Jis niekada neįeis į kompromisus. Jis grįžtai laikosi šventraščius, jau mes tai kalbėjom, priklauso parampara, žino mokslą apie Dievą, čia kai kurie kartojasi, jis viešpaties atstovas. Jis viešpaties atstovas ir jis viešpaties atsidavęs. Kad tapti dvasiniu mokytoju, reikia būtinai turėti viešpaties palaiminimą, vyresnių palaiminimą ir savo dvasinį mokytojų palaiminimą. Niekas negali nuspręsti, kad nuo rytojus aš būsiu dvasinis mokytojas. Reikia turėti, tarnystė turi duoti kaip žinojimas ateina iš viršaus, taip ir tarnystė ateina iš viršaus. Dvasinis mokytojas pasako, tu kvalifikuotas, tu gali būti dvasiniu mokytoju. Ir viskas, mes negalim nuspręsti, aš va tiek daug Bhakta program praėjau, tiek daug knygų paskaičiau, dabar aš būsiu dvasiniu mokytoju. Mes turim turėti palaiminimą iš vyresnių. Dar jis, kada kalbama, kad jis labai įsitvirtinęs atsidavimą tarnystėje, tai reiškia, kad jis visiškai tyras viešpaties bhaktas. Ką tai reiškia? Kada mes kalbėsim apie atsidavusių lygių, todėl kad mums reikia žinoti, kokiam lygiui dvasiniam gyvenime aš esu, mes esame dvasiniam lygiai, yra tam tikri kriterijai. Ir pagrindiniai kriterijai, ten yra daug kriterijų, bet pagrindiniai kriterijai tai yra reiškia polinkis kritikuoti. Pavyzdžiui, pas neofitą pradedantieji, pas visus materialistus ir pas tos, kurie pradeda atsidavimą tarnystėje, polinkis kritikuoti labai stiprus yra. Ieškoti trūkumus, kritikuoti, pamatai kažką tai netobulo, kritikuoti, mes viską perskaitam šios Prabhupados knygos ir galvom super tobulą filosofiją. Ateinam į Bhaktų bendriją ir matom daug netobulumų, teisingai. Ir mes norim viską išsakyti, pas mus polinkis kritikuoti. Pas dvasinį mokytoją, pirmam žemesniam lygiui polinkis kritikuotis labai aktyvus toks, mes visus kritikuojam. Antras lygis, žmogus kontroliuoja labai stipriai savo polinkį kritikuoti. Mintise gal atsiranda, bet jis žodžiais jau per daug nekritikuoja. Bet pas tyrą atsidavusi visiškai nėra polinkį, nei vidinį, nei išorinį polinkį kritikuoti kitus. Nėra, absoliučiai. Ieškoti trūkumus nėra. Čia viena iš savybių tada
irgi mes kalbėsim, kaip rinkti dvasinį mokytoją. Polinkis kritikuoti, paskui yra... O tie lygiai, kaip jie įvardinami? Paskui, mes čia, aš tik apie savybės dabar dvasinį mokytoją, čia bus atskira tema apie vaišnavo lygius. Polinkis kritikuoti. Antra, šventraščių žinojimas. Šventraščių žinojimas. Jeigu neofitas, jis praktiškai nežino šventraščius. Tas, kuris vidutinį lygį, jis labai gerai žino, bet jam neužtenka jėgos ir logikos įtikinti kitus. Mes kalbėjome apie dvasinį mokytoją, kad jis ne tik išmano šventraščius, bet gali įtikinti praktiškai. Todėl pas jį irgi kategorija lygis nustato pagal žinojimą. Ir trečia, tai yra tikėjimas į aukščiausią Dievo asmenį. Ir praktiškai tai reiškia tikėjimas į šventų vardų kartojimą. Praktiškai mes matom, kad jis šlovina viešpatį ir pastoviai kartoja šventų viešpatys vardą. Pas neofitą tas polinkis šiandien noriu, rytoj nenoriu. Šiandien vieną ratą sukartoju, rytoj 16, ar rytoj visai nesukartoju poryt. Pas visiškai nėra skonio, stiprų skonio nėra. Pas Madjamą arba Baktą aukštesnį lygį jis tvirtas, labai tvirtas. Bet pas aukščiausias kategorijos jis tiesiog nepajudinamas, jis labai įsitvirtinęs, labai stiprus tikėjimas į viešpatį. Kas atsitinka gyvenime, jis viską mato viešpatis malonį, viešpatis ranką. Tai yra pagrindinis tokios charakteristikos, ką reiškia būti tyram viešpačiui Baktui. Tas visiškai atsidavė viešpačiui. Ir kada mes ieškosim dvasinį mokytoją, būtinai reikės atkreipti į visus tos savybės. Dar viena savybė, kad jis sugeba išvaduoti savo mokinio iš materialaus pasaulio. Tai taip sakant, tai žino mokslą. Neseniai skaičiau Šilos Prabhupados laišką, kurią Šila Prabhupada parašė vienam kažkokį tai labai išaukštintam pareigūnui Indijoje. Jis norėjo su juo susitikti. Aš tiesiog paskaitysiu. Todėl, kad labai ten būtent šitas momentas Prabhupada Prabhupada žino, kad aš labai aiškiai žinau kelią pas Dievą. Jis labai su tokiu tvirtu sako. Galit tikėti, galit netikėti, bet aš iš tikrųjų turiu paslaptį, kaip sugrįžti namo pas Dievą iš karto šį gyvenimą, kada mes paliekam šį materialų kūną. Ir galiu paimti su savim visus, ir moteris, ir vyrus, ir visus galiu su savim paimti. Ir prašau, negalvokit, kad tai kažkoks tai fenomenas, ar aš beprotės. Aš tiesiog tvirtai žinau, kaip palikus šitą kūną galima sugrįžti pas Dievą. Ir tai įmanoma kiekvienam. Ir ten dar poro tokių labai įdomių Šilos Prabhupados posakymų. Tai va čia jis gali išvaduoti savo mokymus, jis turi išvaduoti, gali išvaduoti. Gerai. Jis patyrus teisėjas. Kitaip sakant, jis labai gerai moka suprasti, kas teisus, kas neteisus yra. Sunku dvasinį mokytoją apgauti praktiškai neįmanoma. Su Šila Prabhupada buvo viena istorija. Daug iš tikrųjų istorijų mokiniai pasakoja su Šila Prabhupada, kad Šila Prabhupada realiai turėjo mistinės savybės ir galėjo skaityti mintis. Daug pasakoju istorijų,
ir viena moteriškė pasakoja, kad jinai anksčiau praktikavo meditaciją, jai vienas guru davė mantrą ir sako, sėdėk kiekvieną rytą meditacijai ir, reiškia, medituok į gamtą, kaip tu visą tai valdai. Ir jinai sėdėjo vieną kartą meditaciją ir meditavo į saulę, saulė kyla ir jinai galvoja, wow, mano jėgos dėka saulė pakyla. Ir vieną dieną saulė nepakyla, ta prasme buvo apsiniaukę ir jinai nepamatė. Jinai labai nusivylė ir kaip tik tą dieną atėjo į Prabhupados paskaitą. Pirmą kartą atėjo, draugai pakvietė ir Prabhupada kalbėjo kažkokią tai temą, bet per vidurį paskaitos tiesiog atsisuka į ją ir visiškai pakeitė temą, tiesiai šviesiai pasakė, negalvok, kad tu gali valdyti saulę, tai Dievas tik gali. Ir nusisuka į saulę. Ir visai tokie buvo. Ir buvo daug tokių dalykų, kad mokiniai bandė padaryti kažką, tai pakeisti Šilos Prabhupados tapkis, kad gauti tuos ir pas save laikyti. Ir tokius pat nupirko tapkis ir padėjo Šilai Prabhupadai, kada Šilos Prabhupadas nebuvo. Šila Prabhupada po paskaitos išėjo, o tas tarnas norėjo senus tos tapkytis. Ir Prabhupada įdėjo tos, reiškia, užsidėjo tos tapkytis ir išėjo į savo kambarį ir po 5 minučių ateina jo tarnas, jį kviečia tą Vaišnavą, kuris tai padarė. Ateik, sako. Ir tas tarnas atėjo, tas sekretorius Prabhupada sako, Prabhupada sako tau, atiduoti tos, padėkoti už naujas tapkis ir atiduoti senos. Ir dar pasakė, kad nebandyk apgaudinėti dvasinį mokytoją. Tas visai, Prabhupada nei matė, nei ką. Ir daug tokių atvejų iš tikrųjų buvo. Yra daug dvasinio mokytojo savybių, mes aišku pagrindinis išvardinom. Mes daugiau pakalbėsim, kaip išrinkti dvasinį mokytoją, kaip priimti dvasinį mokytoją. Hare Krishna, yra klausimai tą temą ir mes trupučiu pertrauką turėsim. Bet dėl dvasinių mokytojų galima ir apsilikti, jeigu, kaip sakėt, apgaudinėje. Jeigu jūs žinot savybės, požymės, kaip jis elgėsi ir kada mes kalbėsim, kaip pasirinkti dvasinį mokytoją, ten yra daug tokių praktinių dalykų. Pavyzdžiui, jūs turit metus su juo bendrauti, pastoviai klausinėti, matyti jo pavyzdį, išbandyti įvairiais būdais. Ta prasme, tai nėra tiesiog taip, kad jis pasakė, aš esu dvasinis mokytojas ir viskas. Arba jūs sužavėjo kažkokį tai charizmatiką ir dar kažką tai gerai dainuoja, gerai paskaitai skaitai. Jūs realiai turite įsitikinti jo savybėmis, bet taip pat jūs neturit būti neišmanėlis, jūs turit žinoti visas požymis dvasinio mokytojo, visas savybės, tada niekas jūs neapgaus. Čia jūsų irgi kvalifikacija. O kaip yra dar iš mokytojų, kad jie būna pasitraukę? Turi daug mokinių ir pasitraukę. Čia mes gal kitą kartą, tai pas mus dar bus klausimas tema dvasinių mokytojų rūšis, kokie yra dvasiniai mokytojai, apie tą ten mes galėsim pakalbėti. Dabar mes trupučiu pertraukėlį padarys. Ir jo, mes kalbėjome apie dvasinį mokytoją. Ar tai buvo kažkiek taip svarbu, planai? Ar buvo kažkiek tai įdomu? Nebuvo. Ar nebuvo beprasmiška? Nebuvo. Ir tai buvo žinoma, bet įdomu buvo dar klausyti. Sekantis mūsų klausimas bus apie tai, kad ar jeigu Vedos reiškia tokios plačios, ar nepakankama studijuoti tik Šilos, ta prasme, ar pakankama studijuoti tik Šilos Prabhupados knygus, kurie palyginus su visom Vedom iš tikrųjų yra labai maža dalį. Ir kaip mes pratesim temą apie gurų, jūs pabaigoje pamatysit, kodėl mes dabar kalbam apie vedinę literatūrą, iš ko susidaro ta vedinė literatūra, kaip mums suprasti, pamatyti, kodėl Šila Prabhupada išvertė tokios knygos, kurios jis išvertė, ir neišvertė kitos vedų literatūros dalis, kodėl Prabhupada paėmė tam tikrą vedų literatūros dalį. Ir kaip mes minėjome, Vedos tai yra žinios,
žinios, kurie apima absoliučiai kokią sritį, gyvenimo sritį. Vėdos vadinasi kalpa vrikša. Kalpa vrikša reiškia medis, kalpa tai yra išpildantis visus troškimus. Tai yra troškimo medis, išpildanti bet kokį troškimą. Nesvarbu, kokį žmogus turi troškimą, materialų, nematerialų, dvasinį, nedvasinį. Vėdose jis visur suras formulis, kaip išpildyti bet kokį troškimą. Kalpa vrikša. Atsiprašau, kalpa ar kaupa? Kalpa vrikša. Išpildantis visus troškimus. Kalpa vrikša. O kalpa nereiškia? Vrikša. Vrikša reiškia medis, kalpa reiškia tas medis, kuris išpildo visas troškimus, arba troškimo medis. Yra kažkokį tai pasako apie medkirtį, kuris užmigo po medžiu, pagalvojo kažką, tai medis išpildė jam, pradėjo pildyti visus troškimus. Tai yra kalpa vrikša. Ir tai, kad vėdų tikslas yra Dievas, yra, kaip mes minėjom, daugybė vėdų šventraščiuose šitas momentas pažymėtas, kad pats tikslas yra Dievas, todėl kad vėdos aptarinėja iš tikrųjų daugybė temų, bet galutinis ir aukščiausias tikslas yra Dievo pažinimas ir santykis su jo atstatymas. Ir, kaip mes minėjom, ir žemiški kažkokį tai žmogaus poreikis aprašyti ir dvasinį poreikis. Ir vėdas padeda žmogui tobulėti, ta prasme, pakelti jo sąmonę iš žemiausiais iš neišmanimo iki dvasinio lygio. Todėl, kad žmonių kategorijos yra 3 pagrindinės žmonių kategorijos. Didžiausia kategorija žmonių tai tie tiesiog, kurie nori kažkokį tai materialių rezultatų. Jie nori dirbti ir gauti už tai, kad galėtų džiaugtis ir pasitenkinti. Ir materialiam pasaulyje tokių gyvų būtybių yra dauguma. 95% daugiau. Dauguma žmonių. Tai yra pirma kategorija žmonių, kurie tiesiog nori čia ir dabar būti laimingais, patenkinti savo liežuvį, skrandį, genitalijas ir čia ir dabar būti laimingi. Ir vėdas irgi duoda įvairius formulius tokių žmonių. Ir antra kategorija žmonių, kurie filosofai, kuriems svarbus pažinimas, žinojimas. Ir tokių žmonių labai nedaug. Labai nedaug. Jiems reikalingai žinojimas. Tiesiog jie pasitenkina iš filosofavimo. Tiesiog jie įvairios teorijos. Tai realiai protinis pasitenkinimas tiesiog aptarinėja įvairius filosofijos, įvairius, kas yra absoliuti tiesa, kaip jie pasiekti, kas yra visata, kas reiškia iš ko nesusidaro, tiesiog aptarinėja, iš to gauna džiaugsmą. Bet jų realiai yra labai mažai, tai yra filosofai. Ir trečia kategorija tie, kurie realiai nori pasiekti gyvenimo tikslą, tai yra tie, kurie garbina Dievą, ta kategorija žmonių labai maža. Ir Bhagavad-gita Viešpats Krišna sako, manušyanam sahasrišu kaščitė tatisidaji, jatatam artisidaram kaščinėjam veiti tatataha. Iš daugelio tūkstančių žmonių, kurie siekia tobulumą, galbūt vienas pasiekia tobulumą. Iš tų, kurie pasiekia tobulumą, galbūt vieni tai pažįsta mane. Labai reta asmenybė, kurie nori sužinoti daugiau negu tiesiog savo žemiški poreikiai, patenkinti savo kažką tai daugiau sužinoti, nedaug žmonių. Ir nežiūrint į tai, kad dauguma žmonių ir vėdinė literatūra aprašo skirtą dauguma tiem žmonėm, kurie paprastai materialistai, vis dėlto tai nėra svarbiausias vėdinė literatūra dalis. Nors svarbiausia dalis aprašo konkrečiai apie Dievą ir ta dalis yra tik nedidelis procentas vėdų, tai yra pats svarbiausias vėdų literatūros dalis. Todėl galima suskirstyti vėdų literatūrą į 3 irgi kategorijas. Pirma kategorija
pirmą kategoriją Vėdos literatūros, tai yra karma kanda vadinasi. Karma reiškia darbas. Darbas kanda tai yra sritis, karma kandas, kuris aprašo, kaip žmogus gali būti čia ir dabar laimingas. Literatūros suskirstymas. Jo, čia yra, mes dar paskui suskirstysim, bet čia pagal žmonių sąmonį tiesiog literatūra temos, kurios paliečia Vėdos karma kanda. Tai yra grinai apie paprastą veiklą. Karma kanda tai yra kaip būti patenkinti, bet tuo pačiu metu, todėl kad Vėdos nieko bendro neturi su nuodėminga veikla, jie patarė žmonėms, kaip gyventi kūrybingai, ta prasme, daryti nuodėmius ir būtų laimingai. Karma kanda. Antras skyrius Vėdo arba padarinys tai yra Jnana kanda, grynai filosofams. Ir kada mes nagrinėsim visą Vėdų literatūrą, pasižymėsim būtent kokias rytis maždaug kokiai atitinka kategorija Jnana kanda. Jnana arba galima tarti Džnana arba Jnana, nėra skirtumo. Tai yra Džnana arba Jnana, tai yra žinojimas. Tie, kurie trokšta žinojimą, filosofai, reiškia žinojimą. Ypatingai, kada kalbama apie Jnana kandą arba žinojimą, kalbama apie žinojimą, kurie virš materialaus pasaulio žinojimą, apie žinojimą sielą, apie tokį dvasinį žinojimą, transcendentinį žinojimą. Ir upasana, žodis upasana reiškia garbinimas. Upasana kanda reiškia skirtas Vėdų dalis, skirtas tiems, kurie nori garbinti, pasiekti gyvenimo tikslą arba garbinti Dievą. Tai yra trys pagal žmonių sąmonės skirtos Vėdinė literatūra. Tiem, kurie grynai materialistinė, tie, kurie filosofai, tie, kurie nori tarnauti viešpačiui. Ir anksčiau egzistavo viena Vėda. Viena Vėda, kurie vadinasi Jajurveda. Jajurveda. Mes turbūt paskui pavadinimus, ką reiškia. Bet buvo daug istorijų, dėl ko ypač prieš Kalijumą, kada žmonių sąmonė arba intelektas, atmintis pradėjo silpnėti. Ir mes kalbėjom, kad žinios buvo perduodamas į ausį, ta prasme iš lūpų į ausį. Ir žmonės atmintinai vieną kartą pasakai ir visi atsimena. Bet šiais laikais mes neturim tokios atminties, todėl mums reikia studijuoti kartais, kada mes užduodam, pavyzdžiui, išmokti posmą Bhagavad Gitoj. Žmonės sako, ką mums tai reikia, aplamai. Bet mes turim nepamiršti, kad mūsų protas tai yra taip pat kaip raumuo. Mes turim reguliariai treniruoti. Jeigu mes netreniruosim savo raumenis, jie atrofuosis, mes nieko negalėsim su jais padaryti. Jeigu mes reguliariai nestudijuojam, neskaitom, kažką tai nediskutuojam, neaptarinėjam, mūsų intelektas irgi atrofuosi ir mums tik bus įdomu, ką televizorius rodo ir viskas. Mums neįdomu, mes net pagalvot, mes tikėsim pagalvot. Todėl Činakya Pandita, vienas Vėdinis išminčius, jis sako, į dieną žmogus turi išmokti nors vieną posmą, nors pusį posmą, nors vieną eilutį, atmintinai išmokti, kad senatvėje pas jį būtų šviežus labai protas, labai stiprus ir šviežus. Todėl, kad nebūtų senatvės marazmo. Jis turi pastovi treniruoti, tai yra raumo. Mes turim... Kokie smarazmai? Kokie ten smarazmai? Marazmas. Senėjimas. Senėjimas, jo. O čia Jadžurva, kas ten? Jadžurva, čia yra buvo Vėda pagrindinė, tai pavadinimas Vėdos. Bet, todėl, kad degradavo viską, Šila Vyasadeva, Vyasadeva tai yra, reikia irgi prisiminti šitą vardą, tai yra Dievo inkarnacijas. Vyasadeva, arba dar kitas jo vardą Vėda Vyasa, todėl kad susijęs su Vėda. Vėda Vyasa. Kada jis pamatė, kad žmonės degraduoja, jis vieną Vėdą, kad ją lengvai
suvokti, įsisąmoninti buvo, jis padalina į 4 vėdas. Vėda reiškia vėda, vyasa tas, kuris padalina vėdas. Vėda vyasa. Tas, kuris padalina vėdas. Ir kartais sako, kad jis vėdų autorius, bet realiai vėdų autorius yra pats viešpats, Dievas. O vyasa Deva jis vėdų sudarytojas, užrašytojas. Ir jis užrašė vėdas, padalina ir užrašė, kad jos lengvai būtų įsisąmoninti vėdą vyasa. Ir jis padalino į 4 vėdas. Buvo viena Jadžio, paskui dar atsirado Sama vėda, Rig vėda ir Atharva. Paskui mes kada kalbėsim, ką į jos įeina. Čia Jadžio vėda, Sama vėda, Rig ir Atharva. 4 vėdas. Ir dabar, kad dar labiau suvokti kiekvieną vėdą, jis padalina dar atšakas. Kiekvieną vėdą padalina į skirtingas atšakas. Ir Rig vėda turėjo 21 atšaką. Reiškia, Sama vėda pas mus 1000 atšakų. 1000 atšakų. Jadžio vėda pas mus yra 100 atšakų. Ir Atharva vėda 9 atšakas. Iš viso, reiškia, 1130 atšakas, kurie apima visos sritis. O ką reiškia tie žodžiai, vat, Rig, Sama? Tuoj, sekundėlę. Kada mes kalbėsim apie, mes dabar tik pristatėme vėdų literatūrą, kada mes kalbėsim vėdų konkrečiai, mes pasakysim, ką jie reiškia. Aš daug ko klausinėjau, nežinau. Mes pasakysim, ką reiškia. Ir dabar, Jadžio vėda. Iš jų, iš tikrųjų, kiekviena vėda turi 4... Gerai, mes dabar, kodėl praktiškai vėdus labai sudėtinga studijuoti. Taip, šitas užrašinio. Kiekviena vėda, atsiprašau, čia atmintis. Todėl, kad nėra atmintis. Tai yra, Prabhupada sako, Kali-jugai geriausia atmintis yra tušinukas ir būtai. Tai geriausias atmintis. Reikia viską užrašyti. Taip, ir kiekviena vėda turi 4, ten daug atšakų, bet realiai kiekviena vėda jinai sudaro, reiškia, 4 dalis. Kiekviena vėda. Brahmanai, Samhitas, Aranyakai, Upanishadai. Kiek mes paskaičiavom? 1130. Tai va, iš viso vėdų laikais buvo 1130 brahmanų, 1130 samhitų, 1130 aranyakų ir 1130 upanishadų. Dabar, brahmanai tai yra vėdiniai gimnai, kurie skirti mokiniam. Mokiniai tai yra brahmančariai, mokiniai jie studijuoja jos atmintinai, jie praktiškai prasmenį žino, jie tiesiog atmintinai studijuoja. Samhitos tai yra paaiškinimai tų pačių gimnų, kurie studijavo brahmančariai, mokiniai, kurie jie realiai nesuprasdavo. Samhitai skirti buvo šeimos žmonėm, kaip atlikti, kaip praktiškai pritaikyti tuos visus maldos, giesmės, kaip praktiškai kasdieniniam gyvenimui pritaikyti, kaip atlikti aukojimą. Tai va, samhitas šeimos žmogus, jis stovi aukščiau negu brahmančariai mokinys, todėl kad jis jau praktiškai bando suprasti, ką reiškia visi šitie himnai. Ir šeimos žmogus, čia irgi brahmančariai iki 25 metų kažkur tai, šeimos žmogus iki 50 metų gyvena, šeimos nuo 25 iki 50,
Araniaka, pats žodis aranė reiškia miškas, tai skirta žmonėm, kurie išeina į mišką, atsižada šeiminį gyvenimą iki 75 metų, jie gyvena kažkur tai miške ir jie studijuoja. Ir va čia vėdo tą patį filosofiją, bet skirtą dar gilesnį supratimą, kad reikia ne tiesiog gyventi materialią gyvenimą, reikia giliau, reiškia, eiti. Todėl araniakos žmonės, kurie stengiasi atsižadėti, jie studijuoja trupučiuk subtilesnį, aukštesnį mintį, kurie duoda Vedas. Ir Upanišadai skirti visai vienuoliam atsižadėjusiam pasaulyje, reiškia Upanišadai, tai yra visiškai tų pačių vedinių gimnų dvasinį prasme. Kurią praktiškai per daug būtų per aukštą filosofiją šeimos žmonėm. Apie dvasinį palik viską, atsidaug dvasinį mokytojų, visą tai reikia, bet šeimos žmonėm visą tai duodama patruputį, kad jie galėtų priprasti prie to. Ir su laiku, kad jie žinotų gyvenimo tikslą, jie turi pasiruošti. Ir tą patį vietinė išmintis, bet keturių skirtingų lygių supratimas. Tai va, pavyzdžiui, kaip mes neseniai kalbėjom apie sanskritas fantastinė kalba. Ten žodis atma, pavyzdžiui. Žodis atma turi 5 prasmes. Atma reiškia kūnas, atma reiškia protas, atma reiškia intelektas, atma reiškia siela ir atma reiškia Dievas. Ir priklauso nuo supratimo žmogaus, jis gali panaudoti tą žodį skirtingą. Todėl kiekvienas posmas, vėdinis posmas, jis turi labai daug reikšmių priklausomai žmonių sąmonė. Žmogus gali priimti tiesiai šviesiai, daryk taip ir taip. Bet žmogus, kurio sąmonė aukštesnė, jis visiškai kitokį prasmę gali ten pamatyti. Nu, aš čia noriu pasinerti labai daug, kad nesupainioti jūsų protą. O Upanišadai jūs amžiaus nenurodėte. Jam jis dagyveno tik 100 amžių. Jis paskutiniais 25 gyvenimo metai, jis turi visiškai gyventi kaip vienuolė. Ir studijuoti tik Upanišadas. A čia nuo 25 iki 100, ne? Iki mirties. O ten jūs 25 dar užrašėte? Ne, apačioj užrašėte. 25, nuo 25 iki 50. Nu, bet apačioj jūs... Kodėl vedinė literatūra tokia? Šiais laikais iš brahmanų, visų brahmanų, reiškia, išliko tik iš 1000, liko tik 7 šiais laikais. Iš Samhito 11, apie 11 liko kūrinių. Iš Araniako 7 ir iš Upanišadų 220 liko. Praktiškai iš visos vedinės literatūros mažiau negu 6% liko. Visa kita prarasta. O kiek Upanišadų liko? 220 Upanišadų, žinoma, kurie liko. Labai mažai liko. Jūs galite paklausti, ką aplamai mes studijom tos jūros, jeigu ten praktiškai viską prarasta. Todėl mes prieisim, ką Šrila Prabhupada išvertė. Ir mes pakalbėsim apie vedinį literatūrą, visą struktūrą, trupučiu pasveidinį daug laiko. Čia, aišku, per daug sudėtingai filosofiškai. Čia tiesiog susipažinimai. Tiesiog noriu prieiti prie to, kodėl Šrila Prabhupada būtent išvertė tokios knygos, kurios išvertė Šrimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Atsidavimą Nektarą, Šriša Upanišadą, kodėl būtent tokios knygos iš visos vedinės literatūros. Kodėl jis neišvertė 4 pagrindinės vietas, pavyzdžiui. Čia viena iš momentų. Taip, todėl, kad egzistuoja 3 kategorijos žmonių, sąmonės žmonių, taip pat, reiškia, yra vedinės literatūros 3 kojos. Tai yra Vedas. Apie vieną mes trupučiu pakalbėjom, bet mes jį nepavadinam. Pirma vedų literatūros kojos vadinasi šrūkė. Šrūkė.
išgirstama. Šrūti reiškia klausyti, šrūti. Ir va tos 4 vietas, apie kurios mes kalbėjom su brahmanais, samhitoms, reiškia rik, sama, jadžiu, atharva. Ir su brahmanais, samhitom, Aranjaki, į Upanishadų, kiekvieną vietą turi. Tai yra šrūti. Tai parašyta labai sudėtinga, vadyti sanskritą arba vėdyti sanskritą. Parašyta ir, kad studijuoti šrūti, reikia būti super kvalifikuoto brahmanu. Reikia žinoti sanskritą, Prabhupada sako, kad žinoti sanskritą, nors minimum reikia 13 metų studijuoti sanskritą. Ir svarbiausia, kad studijuoti šrūtį, ten didelis mokslas, jūs turit, svarbiausia yra teisingai ištarti ir teisingai kirčiuoti. Ta prasme, jeigu trupučių kirtis ne ten, iš karto mantra turi atvirkštinį poveikį. Pavyzdžiui, jūs norit, yra atharva veda, pavyzdžiui, tai yra ritualai, kurie čia ir juoda, ir balta magija. Apsaugos visus naikinimus ten. Ir jūs norit priešą savo nužudyti. Jūs ištarėt neteisingai žodį, viskas apsiviršia prieš jūs pat. Todėl ten labai griežtai reikalavimas sanskritas, vienu žodžiu, turit gyventi labai švarų gyvenimą. Todėl šrūtį šiais laikais praktiškai studijuoti labai sudėtinga. Iš tų Upanishadų mes minėjom, liko 220, iš jų 108 yra pagrindinė, 11 svarbiausia ir viena patys svarbiausia. Patys seniausi Upanishadai, patys svarbiausi, vadinasi kaip? Išupanishadai. Arba čia iš 2 žodžių šri Upanishad, arba Išupanishad. Dauguma Upanishadų, kurie kalba apie transcendenciją į dvasinį pasaulį, impersonalistinė kalba, kad Dievas yra beasmeninis. Ir tik nedaug iš jų kalba, kad Dievas yra aukščiausias Dievo asmuo ir patys seniausi Upanishadai, kurie Iša reiškia išvara, valdovas, Dievas, Iša, kurį konkrečiai aprašo Dievą kaip asmenybė. Ir tai yra svarbiausių iš visų šrūtį, iš Šrila Prabhupada, jinai turi tik 18 posmų. Iš Šrila Prabhupada išvirtė iš šrūtį, iš visos šrūtį, pirmos kategorijos, svarbiausia, Upanishada Šri, iš Upanishada išvirtė. Iš šitos kategorijos. O Šri? Šri tai yra sėkmės dailį titulas. Šri reiškia turtai, grožis, reiškia šlovė, šri reiškia... Jo, šri tai visi turtai, kurie tik gali egzistuoti. Tai yra titulas, kuris dadedamas mokytojams ir taip toliau. Tai va, ir todėl šrūtį praktiškai mums sudėtinga studijuoti. Rikveda tai jūs gal klausit kas, Rikveda tai yra himnai. Himnai išlovinantis skirtingus pusdėlius, pavyzdžiui, kad pašlovinti. Tai yra... Tai šlovinantis pusdėlis, kaip? Jo, pagrindė šlovinantis pusdėliai. Sama veda, arba tai yra irgi giesmės. Tai yra giesmės, kurie aprašo, kaip, kada mes atliekam aukojimas įvairius vietus, samovėdas. Jadžurvėdai aprašoma konkrečiai Jadžurvėda. Jadžur reiškia aukojimo formulis. Smulkiai aprašo, kaip atlikti aukojimus. Vėdiniais laikais, kada atlikdama aukojimus, netgi paprasti žmonės galėjo matyti patį aukščiausią Dievą, kuris nusileisdavo ir pusdievius kitus. Todėl, kad tobulai buvo atlikti. Ir kaip mes minėjom, Atharva Veda, tai yra praktiškai magija. Tai yra, reiškia, magijos ir užkirtimai, visų rinkinys Atharva Veda.
Ir jinai irgi būna baltoji magija ir juodoji magija. Tai yra pirma vedinės literatūros koja ir vėl priklauso nuo žmonių sąmonė. Čia aprašoma pagrindė daug materialistinių dalykų. Daug materialistinių, kaip mes minėjom, šeimos žmonėm, bet patrupučiuk kalbama ir apie dvasinį dalyką. Bet dvasinį dalyką, kad Dievas kažkoks tai neapčiuopiamas. Ir tik kai kurie, tad gali suprasti, kad Dievas, kas yra Dievas, yra keletų Upanišadų, kurie konkrečiai kalba, kad Dievas yra asmenybė, ten paminėtas jo vardas, ką jis veikia, ką jis kur gyvena, kuo užsiema, jo savybės. Pavyzdžiui, Gopala Tamparani Upanišadą, konkrečiai apie Viešpatį Gopalą arba Krišną Upanišadą arba Narayana Upanišadą. Labai daug. Tai yra šūtė. Antra kategorija arba kojų, vietas yra njaja. Njaja. Njaja reiškia logiką. Šrūtė, tai ką mes išgirstam. Jausi, išgirstam. Njaja reiškia logiką. Kokia N raidė pirma? Jo, njaja. Logika. Ir čia tik viena vienintelė knyga. Bet viena iš svarbiausių knygų. Vadinasi Vedanta Sutra. Vedanta Sutra. Vedanta reiškia vėda, žinojimas. Anta reiškia galutinis vėdų išvadas. Vedanta Sutra. Anta reiškia galas. A sutra reiškia derinys arba sutra reiškia kaip kodas į vieną žodį. Sutra gali būti ten vienas sakinys arba 3 žodžių sakinys, kuris aprašo, bet į jį įeina tokį gilį prasmę, be galo didelį prasmę. Pavyzdžiui, Athata Brahma Jigesa. Atėjo laikas klausinėti apie absoliučią tiesą. Ir ten kas ta absoliuti tiesa? Pati Vedanta Sutra va tokia knygutė. Žinojimas gilus turbūt. Bet komentarai rašomi va tokie, kiekvienam posmui. Pati sutra va tokia, 300 posmų, nedidelių sutrų va tokių po porą žodžių. Bet lietuvių kalboj nėra. Iš tikrųjų, kad studijuoti Vedanta Sutrą, reikia turėti, todėl kad jinai tai aukšta filosofija. Kodėl? Pavyzdžiui, žmonės galvoja, kad visos Vedas skirti patenkinti savo jūslus. Upanišadai jau patrupučiuk priveda, kad nereikia tenkinti jūslus, reikia tarnauti Dievui. Bet dauguma Upanišadų kalba apie beasmenį, žmonės pradeda interpretuoti. Ir kad Vyasadeva, kuris sudarė Vedas, viską paaiškinti, apie ką kalba visas Vedas, Vedanta Sutra, jis paaiškina absoliučiai tiesą visas. Ir čia yra Vedanta Sutra, turi pagrindinės 4 dalis. Reiškia, jis paaiškina, pirma, tai yra, kad Vedų vienodė. Vedų vienodė. Ta prasme, kitaip sakant, jeigu iš pirmo žvilgsnis Vedas kalba apie tiek daug dalykų, bet Vedanta Sutra sako, kad Vedas kalba tik apie vieną dalyką, apie Dievą ir viskas. Visi kiti dalykai tik padeda pasiekti Dievą. Vedanta Sutra tai Vedų vienovė. Vedanta Sutra aiškiai labai pasako, kad Vedų vienovė. Antras dalykas - prieštaravimų. Prieštaravimo išsklaida visus prieštaravimus. Išsklaidimas. Išsklaida visus prieštaravimus, kurie yra Veduose. Todėl, kad Veduose pilna, išoriškai atrodytų, kad pilna prieštaravimus. Vieną puslapį sako, žmonės gali valgyti mėsą, kitas sako, griežtai ne. Ir Vedantas, bet vėl, reikia žinoti, kokių sąmonių žmonėm Vedas prieštaravimo išsklaidimas visas, paskui aprašo priemonės pasiekti absoliuti tiesa, priemonės pasiekti absoliuti tiesą. Ir paskutinis, kas yra absoliuti tiesa? Kas yra absoliuti tiesa? Čia yra pagrindinės 4 temos Vedanta Sutra. Labai visų Vedų prieštaravimus paaiškina, kad visos Vedos kalba tik apie vieną. Bet čia labai filosofinė, be galo filosofinė knyga. Ir anglų kalboj jinai neišversta, bet tikrai
nepatariama skaityti žmonėm, kurie net sanskritą nežino, net pagrindus kažkokius nežino Vėdos, todėl kad ten galima smegenį sulaužyti. Ir įsivaizduojat, nors Vyasadeva labai aiškiai papasakojo Vedanta sutra, kas yra absoliuti tiesa, netgi yra daug filosofų, kurie interpretuoja savaip. Reiškia, jinai antiek sudėtinga, kad reikalauja komentarus. Todėl mes kalbėjom, ten buvo tokie komentarai. Ir pats autoris šio Vyasadeva parašė komentarą, kuris vadinasi Šrimad Bhagavatam. Tai yra komentaras, natūralus komentaras Vedanta sutrai. Todėl Šrila Prabhupada išvertė Šrimad Bhagavatam. Praktiškai tuo beveik jūs dauguma iš jūsų viską pamirš, bet nors pagrindinius aspektus, kodėl Šrila Prabhupada išvertė tam tikros knygos, mes turim suprasti. Tai yra njaja. Ir trečia Vedų literatūros koja vadinasi Smriti. Smriti. Pamąstytis pavargama filosofija. Smriti. Smriti tai istorijos, tai tai, ką atsiminama. Tai yra senovinės istorijos. Smriti. Smriti. Ir jeigu šrūti reikalaujama super sanskritų šitą smriti, pagrindinė istorijos, mes trupučiau pakalbėsim, kas ten įeina. Čia paprastiems žmonėm, kurie tą patį vedinį filosofiją aprašyta istorijose, kad paprastas žmogus, kuris nežino sanskritą, kuris nieko nežino, gali tiesiog klausyti ir suprasti absoliučiai tiesą. Tai yra šrūti. Todėl mums labai pasisekė. Smirti? Smirti, jo. Man atrodo, kad jį buvo ir nesirašo smirti. Ką? Jo, aš tiesiog, čia yra sanskrito šitą transliteracija, paprastai su taškiuku, bet todėl, kad nelaužti smegenis, mes tiesiog rašom, čia taškiukas reiškia į. Mes rašom tiesiog paprastai lietuviškai. Man atrodo, jums reikia sanskritą studijuoti, kad jeigu jums įdomu šitas momentas. Man įdomu, bet... Tai jūs galite studijuoti. Taip pas mus yra Smriti prastana. Ir jinai labai labai plati. Tai reiškia trečioji koja, kurie sudaro labai daug dalykų. Ir Puranas, Purana tai yra senas Puranas. Purana tai yra šventraščiai, kurie daugybė istorijų, daugybė visatos istorijų, ne tik istorijų. Ten vat nėra chronologijos. Kartais mokslininkai prisikabina prie chronologijos. Kad очень chronologiškai čia reiškia netikra, bet Puranai apima visos kūrinijos istorijos. Tai čia senovės istorijos. Jo, Puranai reiškia senas. Senovinė istorija. Yra 18 pagrindinių Puranų. Pagrindinių Puranų 18. Ir jie dalyjasi į 3 dalis. Puranas, kurie skirti žmonėm dorybei, arba sattva. Dorybei sattva. Puranas, kurie skirti žmonėm aistroj. Tai yra Raja. Ir yra Puranai, kurie skirti žmonėm neišmanymui. Tai yra Tama. Vėl, pagal žmonių sąmonę, kad žmonės galėtų, kiekviena gyva būtybė galėtų dvasiškai tobulėti. Skirtos, reiškia, žinojimas. Ir yra 18 pagalbinių Puranų. Iš tikrųjų, dar daugiau, bet Šrimad Bhagavatam, nors jinai įeina į Njają, Šrimad Bhagavatam taip pat priskiriama prie 18 pagrindinių Puranų ir vadinasi pagrindinių Puranų, Mahapuranų. Šrimad Bhagavatam irgi čia. Todėl, kad ten irgi pilna istorija. Čia yra Puranas. Taip pat į Smriti įeina
dar viena dalis iki hasa. Iki hasa. Iki reiškia tai buvo. Tai yra tiesiog istorija šventų karalių. Ir čia yra pagrindiniai dvi knygos. Tai yra Mahabharata ir Ramayana. O kas iš jūsų žino, skaitė Mahabharata. Mahabharata. Ir žiūrėkit, paprastiems žmonėms sunku filosofiją studijuoti. Paprastiems žmonėms sunku visos tos vėdus ir mantros ir himnus, bet kažkas tai paminėjo apie serialą, jo? Bet visiems žmonėms patinka serialai. Kodėl? Intrigas, meilė, karai, muštinis. Mahabharata, Ramayana pilna visokių tokių dalykų. Ir plus kalbama apie Dievą, apie absoliučią tiesą. Ir Mahabharata, Bhishma Parva, Mahabharatos dalis yra Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Svarbiausia Mahabharatos dalis. Bhagavad Gita įeina į Mahabharatą. Ir Ramayano, kiek dabar yra visokių variacijų, kažkur tai žinomi 75 įvairius variacijas, bet tai yra viena tikrai autoritetinga. Reiškia Mahabharata, tai Ramayana, Valmiki Ramayana, pats Valmiki išminčius pasakė, taip yra tiek daug visokių yra Ramayano. Bet nežiūrint į tai, kad, reiškia, čia gali ištarti sanskritą visiškai blogai. Svarbi suprasti patį prasmę. O svarbu istorijos prasmę suprasti. Ramayana yra daug pasakotojų, kurie pasakoja Ramayana, jie gali savo dadėti kažką tai patraukti iš to šventraščio, bet esmė niekada nesikeičia. Todėl čia nėra tokių griežtų reikalavimų kaip šrutį. Jeigu ten trupučiu kažką tai pasikeitė viskas. Čia jūs galite istoriją iš vienos pusės papasakoti, iš kitos galą papasakoti, vis tiek esmė lieka ta pati. Reiškia, todėl mūsų laikais Puranas daug aktualiau negu 4 vėliavos. Todėl, kad praktiškai mes visi žemesnės kategorijos žmonės. Mes nei filosofai, nei brahmanai, mūsų gyvenimas būdas nėra toks švarus. Bet ten Itihasa. Itihasa, jo. Iti iš 2 žodžių. Itihasa, tai buvo. Itihasa reiškia taip, hasa buvo, tai buvo. Tai istorijos apie konkrečiai karalius Mahabharata prieš 500 kažkiek tai metų ten kova. Man buvo ta 2 klanų. Reiškia, tai yra paskui dar labai svarbus smriti dalis, jau mes praktiškai pabaigė. Ir čia yra daug dar tokių smulkmenų, aš noriu papasakoti, kodėl Šrila Prabhupada išvertė atsidavimo nektarą. Atsidavimo nektarą aprašoma, ten yra dvasinės praktikos. Jų iš tikrųjų yra apie 8 kažkur tai knygų, 8 dalis šito smriti. 8 dalis smriti, bet mes visus nevardinsim, jau ten specifinis yra. Bet, pavyzdžiui, 1/8 yra nejalinai moralė. Moralės principai aprašo. Činakijos pandita moralinis principai, ką daryti, ką nedaryti, kaip namuose elgtis, kaip su tėvai elgtis, kaip su vaikai elgtis, kaip tada elgtis, kaip elgtis. Labai daug tokių moralinių istorijų. Bet yra dar vienas momentas, yra dalis smriti, tai yra Pančaratra. Pančaratra. Tai yra davė pats viešpats. Ir Pančaratra yra 108 pagrindinių knygų. Ir Pančaratra tai yra praktiškai išvėdus, ištrauktos viską, kas susijęs su tarnystė. Ir mes vadovaujamės pagrindė, ten 108, tai reiškia 108 visatoje žinomi asmenybės, kurie papasakojo, kurie išgirdo iš viešpatės ir paskui perdavė žinios. Ir mes pagrindė laikomės Narada Pančaratra, nuo Narada Muni didysis išminčius. Narada Pančaratra. Ir atsidavimo nektaras, tai praktiškai visi atsidavimo tarnystės principai šitos knygų plus, kodėl Prabhupada išvertė atsidavimo nektarą. Tai yra pagrindinis 4 knygos, apie kurios Prabhupada sakė, jeigu jūs juos skaitysit, studijuosit, tai pakankama, kad sugrįžti namo, gal pas Dievą ir sužinoti visą Vedų išmintį. Sužinoti visą Vedų išmintį.
čia labai trumpai, bet čia yra esmė, dėl ko... Bet dabar visą vedu išmintį. Iš kokių konkrečiai knygų jūs turit galvoje, kurie aš tai sakė dabar? Prabhupada, vieną kartą mokinys atėjo pas Šrila Prabhupadą ir pamatė Šrila Prabhupadą skaito Bhagavad Gita. Ir Prabhupada pasižiūrėjo, jis sako, jeigu tu kiekvieną dieną skaitysi šitą knygą, tu sugrįši namo atgal pas Dievą. Sekantį po 2 mėnesių jis užėjo. Šrila Prabhupada skaitė atsidavimą nektarą. Prabhupada sako, jeigu tu kiekvieną dieną skaitysi šitą knygą, tu sugrįši namo atgal pas Dievą. Mes išvardinom, kad pagrindą, kurį išvertė Šrila Prabhupada, tai yra esmė, bet praktiškai visų sričių vedinės literatūros esmė, visų vedų esmė. Ir nereikia žinoti visą jadžių vėdą ir taip toliau. Ir nors pats Šrila Prabhupada sako, kad šitie šventraščiai, knygos, kuris jis išvertė ir parašė, jie egzistuos dar 10 000 metų, mes galim pagalvoti, ką mums reikia dvasinis mokytojas, jeigu mes tiesiog galim skaityti teisingai. Ką mums dvasinis mokytojas reikia? Teisingai? Kodėl? Čia tas pats, kaip mokykloje mokytis su mokytoju, geriau išmoksti. Mums reikia gyvą pavyzdį. Knygos niekada mus nepabars, nepataisys, ir galva neduos. Mums visada reikia gyvą pavyzdį. Bet kaip duoda? Todėl, kokie tai pasakymai laikyti? Todėl mes vėl sugrįžtam prie dvasinį mokytoją, kad suprasti vedinę literatūrą. Yra keletų pagrindinių dalykų, kodėl mums reikia dvasinis mokytojas, kodėl būtinybė priimti dvasinį mokytoją. Pirmiausia, dėl tų 4 trūkumų žmogus linkęs priimti informaciją iškreiptai. Čia pirmas momentas, dėl ko mes turim priimti dvasinį tobulą mokytoją, kuris padės mums teisingai suprasti, ką kalba Vedas. Tai yra pirma priežastis, dėl ko mes turim priimti. Mes turim priimti dėl to, kad dėl savo 4 trūkumų mes iškreiptai priimam žinojimą. Mes per savo protą praleidžiam. Ir vienas taip gali suprasti, kitas taip gali suprasti. Antras dalykas, kad suprasti Vedas, žmogus turi išugdyti tam tikros savybės. Kad tai padaryti, reikalinga dvasinio mokytojo pagalba. Kad suprasti dvasinį žinojimą, žmogus turi išugdyti tam tikros savybės. Tam reikalinga dvasinio mokytojo pagalba, kuris mato mūsų savybės ir užima pagal mūsų savybės tam tikrą praktiką. Vienas labai filosofiškas mokytojas duoda vieną nurodymą, kitas paprastas žmogus mokytojas duoda paprastą darbą. Viena žodžiu, reikalinga tam tikros savybės, tam reikalingas dvasinis mokytojas. Antras dalykas, kada mes priimam dvasinį mokytoją, trečias, kada mes priimam dvasinį mokytoją, mes iš karto statom save į žemesnį padėtį. O čia jau avaroha panta procesas. Mes priimam kelią, žinojimą, kuris nužengia iš viršaus. Ir mes priimam malonės kelią. Mes nuolankiai padėtį priimam. Nuolankiai padėtį. Ir tokia padėtis iš tikrųjų padeda mums suprasti. Jeigu mes nepriimam nuolankiai padėtį, mes negalėsim įsisavinti žinojimą. Todėl mums būtinai reikia autoritetą priimti. Ketvirtas, kad turėti stiprų tikėjimą į šventraščius, mums reikia gyvą pavyzdį, kuris yra vaikščiojantis šventraštis. Tai yra dvasinis mokytojas, kuris gyvena pagal šventraščius. Ir kada mes matom prieš akis jo pavyzdį, pas mus natūraliai, kad tai įmanoma pasiekti, kad nėra kažkokia tai kabinetinė filosofija, čia nėra, kad tik šventieji kažkada tai
100-200 metų, 200 milijonų metų atgal, kad vienetai pasiekė. Čia asmeniškai aš galiu pasiekti. Pas mane prieš mano akis gyvas pavyzdys yra dvasinis mokytojas, kad mano tikėjimas būtų stiprus. Ir penktas momentas, mes turim priimti dvasinį mokytoją, kad parampara sistema nebūtų nutraukta. Ta prasme, kad žinojimas išliktų toks, koks jis buvo. Todėl reikalingas mokytojas, mokinys, mokytojas, mokinys, mokytojas, mokinys. Mes priimam dvasinį mokytoją tam, kad išsaugoti žinojimo, ta prasme, perdavimo, kad jis be nutraukimo taip žinojimas eitų. O ten daliskim pasirinkti. Kitiem gražus, kiek girdėjau, kitiem vėl kas ten, nu tai kaip Todėl pagal savybės, tada daliskim, kaip pajaust tavo mokytoją. čia bus visiškai atskira tema, kaip konkrečiai pasirinkti dvasinį mokytoją. Ir sekanti tema pas mus bus mokinio savybės ir paskui kaip pasirinkti dvasinį mokytoją. Mokinio savybės, todėl kad mes dabar kalbam apie dvasinį mokytoją, dar paskui kalbėsim apie mokinio savybės, apie iniciaciją ir apie tai, kaip pasirinkti dvasinį mokytoją. Apie tai kalbėsim. Kažkaip pajausti, išsapnuoti. Būtent, kad žmonės išsapnuoja, pajaučia, todėl, kad mūsų juslis netobulė ir šiandien pas mane toks jausmas, rytoj visiškai kitoks jausmas. Todėl mes visada nudegsim, jeigu tokius kriterijus pas mus pasirinkimo bus. Mes apie tai pakalbėsim. Gerai, šios temos klausimas tik vienas. Kodėl Šrila Prabhupada išvykti būtent šitos, iš visos vedų literatūros, būtent šitos knygos, Šrimad Bhagavatam, Atsidavimą Nektarą, Šyšo Panišadą, Bhagavad Gita. Kodėl Šrila Prabhupada? Todėl, kad visos šitos knygos yra praktiškai visose tose knygose visų vedų literatūros esmė arba kiekvieno srities, reiškia pagrindinį išvadą kiekvienos vedinės literatūros srities. Pas mus laikas baigėsi, yra kokie klausimai. Atsiprašau, kad jeigu filosofiškai labai arba taip sudėtinga, bet čia nors trupučiuk suvokimo, kodėl taip ar ne taip. Yra kokie klausimai? Patikrinimai? Toks vienas klausimus. Dabar dėl, kur kalbėjot apie, kur buvo, kad skirtinga, skubu klausyti, suformuoluo klausimą, kur yra brahmanai, samhita, arabis. Ar tai ten tie patys posmai, tik skirtingiem žmonėm, ar skirtingi posmai? Praktiškai tą patį, reiškia, tie patys himnai, tiesiog prasmė tų himnų vis gilesnė ir gilesnė. Tiesiog kaip mokykloje, pirmoji klasėje, mus praktiškai tą patį matematiką mokina, bet trupučiuk paskui vis giliau. Ten yra tas pats, iš esmės. Mes iš pradžių darom, nesuprantam, kodėl darom, tiesiog jeigu mokinys brahmačarys tiesiog atmintinai mokinasi tos posmus, bet realiai giliai nesupranta esmės. Bet kada jis jau šeimos žmogus, jis praktiškai pritaiko, jam giliau visą tai, ateina supratimas, dėl ko jis turi gyventi, paskui kada jis palieka šeimą ir gyvena, atlikinėja skaitis, dar gilesnis supratimas. Ir paskui, kada atsižada visiškai pasaulis, tada tikrą prasme vedinės literatūros įsiškai. Todėl, kad kol žmogus yra prisirišęs labai ir jam pasakyti, atmesk viską, jis realiai nepriims visą tai. Pasakykit jums, pasirinkit dvasinį mokytoją, atiduokit jam visą savo nusavybę, atsižadėkit viską, ką jūs darot, visą tai nesąmonė. Šeimos žmogus nepriims tokio žinojimo. Ir jam reikia palaipsniui, kad sąmonė jo pakeltų, kad jis sąmoningai prieitų prie gyvenimo tikslo galutinio. Todėl pagal mūsų sąmonę lygį tą patį filosofiją duodama patrupučiuk. Ne tai, kad nuo mūsų slepia kažką, tai tiesiog mes nepasiruošęs priimti dar pagal mūsų sąmonę. Ačiū. Čia dabar šrutų. Taip. Tai yra išgirsti, girdėti. Taip.
Bet tai ne bet ką bla girdėti, o Ne. būtent absoliutų tas Taip, žinojimas. čia yra dvasinį šabdą, tai yra dvasinis garsas ir išminčiai, dėka savo praktikus, visos vietos egzistuoja eteriai amžinai. Tiesiog, kada žmogus apvalo savo būtį, savo sąmonės, askezinės praktiką, jis gauna, išgirsta dievišką garsą iš eterio. Tiesiog jis amžinai, vietos amžinai eterį. Bet mes jos negirdim, todėl kad mes labai įsiteršim. Išgirsta ir užrašo. Jie neužrašo, jie atmintinai žino. Užrašo paskui, kada Kali-Juga prasidėjo. Bet jie išgirsta vedinius šventraščius iš, reiškia, kurie amžinai egzistuoja. Yra bangos visada egzistuoja. Ir pavyzdžiui, viešpats mūsų širdėje reguliariai gyvai būtybei padeda ir nori kalbėtis, bet dėl to, kad mes neišmanėme arba aistruoja mūsų troškimai, mūsų norai, motyvai tiesiog užgožia viešpaties balsą ir mes net negirdim. Netgi savo sąmonės dažnai, nesąmonės, o savo sąžinės dažnai negirdim. Tai reiškia, kad tos mūsų trūkumus mažinti bent jau, net panaikinti, siekti, tai reikia būtent tai klausyti. Ką? Šūtis, kad mes girdėti tik tuos šventus dalykus, taip. Bet taip, vėl, šūtį, kad išgirsti šūtį, tai tik išminčiai ryšiai, išminčius vietinius išminčius vadina ryšiai. Ryšiai tas, kuris mato, tiesą pastovi mato. Kur jis bebūtų, jis pastovi mato tą tiesą ryšį. Jis tas, kuris mato. Ir jie gyvena švarų gyvenimą, jie gali matyti tai. Mums sudėtinga tokiu būdu gauti vietas. Kaip Radhanath Swami, ne? Iš Gangos išgirdama mantrą. Jo, Radhanath Maharaja, jo geras pavyzdys, kada jis visą mėnesį askezės meditavo ir po vieną morką valgydavo askezę. Atliekė ir jis labai aiškiai prie Gangos kranto jis išgirdo Hare Krishna Mahamantrą, kartu šitą mantrą. Ir paskui jis sutiko vaišnavus, kurie patvirtina tą patį, bet jis išgirdo grynai, jam atėjo, jis nežinojo apie ją niekada, apie mantrą. Čia geras. Jis net nežinojo, kas Krishna yra. Jis nežinojo, kas Krishna. Dėka savo švaros ir norų tobulėti dvasiškai savo švaros, jis jam atėjo toks garsas. Netgi gyvas pavyzdys net nereikia. O absoliučią tiesą matyti, tai turit galvoj Dievo atvaizdą. Absoliuti tiesa yra Dievas. Nu taip, tai Dievo atvaizdą. Kada mes kalbėsime apie absoliuti tiesą, jinai turi keletą aspektų. Brahman, Paramatma, Bhagavan. Dievo asmeninis aspektas tai yra aukščiausias absoliučios visos pasireiškimas. O dabar jūs dvasinio mokytojų savybės. Jūs sakėte ir aš užsirašiau, kad 5. Ar čia jos 5 išvardinate? Be galo daug dvasinio mokytojų. Bet jūs tokias pagrindinės Pagrindinės 3 ir pagalbinis 2. Ne pagalbinis ant tokie antrėlės, bet jie irgi svarbus būtini. Polinkis kritikuoti, ne? Ne, čia yra kaip nustatyti kategoriją, kokiam aukštesniam lygiai jo, pagal ką nustatyti. Dar vieną klausimą, jei galite, bet tokį, gal čia visą temą reikia. Labai patiko, kai jūs papasakojate apie, kad Vedos visą laiką yra aplinkoj. Aš kažkokį girdėjau pasakojimą, kad Vedos iš Brahmų buvo pavogtos. Ir Višnu avataras grąžino. O, taip. Bet čia ilga istorija. Vienu žodžiu, Krishna inicijavo Brahmą ir visos, jis davė tik, iš tikrųjų, kaip vietos pasireiškia, ten irgi visa mistika, ten jie pasireiškia iš vieno garso Om, visos vietos. Paskui tas Om pasivertė į Gayatri mantrą, Gayatri mantrą pasivertė į visus 4 vietos ir taip toliau. Visas iš vieno skieminį, viešpats davė tik vieną skieminį, visas žinojimas įeina į tą vieną skieminį. Bet čia ilgą laiką, ten ilga istorija, bet viešpats Brahma vieną kartą, mūsų visatos architektas, vieną kartą jis užmygo, kaip mes irgi kartais per paskaitą, ir Vedos tiesiog iškrito iš jo burnos. Jis kartuoja pastovi Vedos. Vedos pastovi, jis turi 4 galvas ir iškrito ir demonai Madai Kaitaba pavagė ir viešpas Krishna nužudė ir grąžino vieną žodį Vedos jam. Bet ten ilga istorija.
Vėdas yra absoliuti tiesa, aš norėjau pabaigti, dar nors mes pasibaigėm tokį istoriją, vedinį istoriją. Gyvena vienas brahmanas, Kumarila Bhata. Jis buvo tyriausias brahmanas, jis taip idealiai studijavo visus Vėdas, jis turėjo 100% tikėjimą į Vėdas. Ir dėl to, kad jis pats gyvena labai švariai, turėjo 100% tikėjimą į Vėdas, vieta, kur jis gyvena, tiesiog daug kilometrų aplinkui, tiesiog dėka jo, kad jis toks buvo išmintingas, 100% tikėjimas, kad tai absoliuti tiesa, tiesiog visi klystėjo. Jie nieko nedarė patys, bet visi klystėjo dėl to, kad jis pats vienas gyvena. Tai čia buvo istorija, kada budizmas Ašoko imperatorių laikais tapo valstybinė religija ir budistai pradėjo, reiškia ten, viena žodžiu, išpatauti. O Kumarila Bhata buvo ant tiek stiprus Vėdų pasekėjas, ištikimas Vėdų pasekėjas, kad jis savo logiką ir argumentais galėjo nugalėti bet kokį budistą. Ir budistai pagalvojo, kad jis yra praktiškai gadina jiems visą reikalą, visą jų pamokslavimą, ir jie nusprendė jo atsikratyti, nužudyti Kumarila Bhata. Ir jie pakvietė jį į savo vienuolyną, kuris buvo labai aukštas ir daug aukščio. Ir jie pakalbėjo, ten buvo diskusija, Kumarila Bhata filosofiškai jis visiškai nugalėjo. Bet budistai sako, mes tave negalim paleisti, todėl kad dėl tavo pamokslavimo mes prarandam visą savo autoritetą, todėl mes turim tave nužudyti, mes turim tave numesti nuo vienuolyno stogo. Ir Kumarila Bhata visiškai bibavinis, jis taip ir pasakė, sako, jeigu Vėdas yra absoliuti tiesa, su manim nieko neatsitiks. Ir jie nustumė. Ir jis nukrito ir su juo nieko neatsitiko, išskyrus vieną mėlynės. Ir jis pradėjo tiesiog, jis buvo labai nepatenkintas, jis pradėjo šaukti, sako, kaip, aš taip tikėjau Vėdam ir su manim nieko neturėjo atsitikti. Bet kodėl mėlynė? Ir iš dangaus dieviškas balsas. Tu pasakei, jeigu Vėdas yra absoliuti tiesa. Tu suabijojai, trupučiuk suabijojai. Jeigu, todėl tau taip yra. Ačiū Vaisnavai, man čia kalba dar višerti. Mes turėsim dar vieną kartą užsiėmimą ir paskui bus mėnesį pertrauka, todėl kad iš Šventą Dramą jeigu Krišna leis ir jūs palaiminsit keliausim mėnesį iš Šventą Dramą. Ir mes sekantį kartą pabaigsim visą pramaną, šitą skyrių. Ir sekantį kartą mes tikrai nepadarysim pilną egzaminą visus tos temos, kurios mes praeisim, bet mes turim praeiti visą. Ir po mėnesio mes iš karto pradėsim nuo visų tų 8 temų pusvalanduką egzaminą tokį. Ir mes tada paliksim tą temą ramybė. Mes jau praeisim ją ir pereisim prie didesnės temos, kur konkrečiai apie absoliutų tiesą, apie dživą, apie karmą, apie reinkarnaciją, apie daug tokių dalykų. Aš jums labai atleiskit, jeigu per sunku buvo, ar buvo kažkiek tai naudinga. Ačiū labai.